Sveiki, Jonaitė. Tai gal jau buvot vienas baliui turbūt. Kodėl vienas? Tik kažkoks skatinas, kad vaikščiačiau vienus. Buvau su partijos draugais. Deputatė ne taip supratot, aš sakau vienas balius. Balius buvo vienas, teisybė, bet dėjome 2 dienas. Gal galima jūs paskviesti į šoklį? Nu čia dabar deputatė, taigi aš vyras, nu. Tai, o ką jūs galvojat, aš tai moteris? Nu, tai moteris, taigi vyras su vyru, taigi nešoka, nu. Velnės teisybė, Jonaitė, ačiū. Visai buvau praradęs, suprantat, orientaciją. Tai ačiū Dievui, kad ne politinė. Man partija šito būtų nedovanojus. O kokia proga buvo tas balius? Jonaitė, šventėme partijos 5-mečio jubiliejų. Ha! Tai kad jūsų partijai taigi tik 4 metai. Gerbiamasis, 4 teisybė, bet plus PVM-as gaunasi jau jubiliejus. Deputatė, žiūriu, jūs tą PVM-ą tai jau kišate visur, kur tik netyčia. Klausykite, jūs jaunuolį. Lietuva be PVM-o, Lietuva be ateities. Nu, koks aš jums deputatė jaunuolis? Nu, man jau 70, nu. Prašau, plus PVM-as. Plius gastritas, plius bronchitas, plius sinuseitas. Ha. Ir dar šaukėte. Klausykite Lietuvą. Šitie pensininkai šaukia, kad jau jie nieko neturi. Ačiū Dievui, dar neturi neurozės ir psichozės. Aš jums, Jonaitė, atsakingai pažadu, kad mes, deputatai, dirbsime taip ir stengsimės, kad jūs šitą turėtumėt. Ir tada jūs dėkosite ne Dievui, bet deputatams. Štai. Šitągi deputatė, tai pasakykit, o šitam suvažiavime, ar daug buvo jūsų partijos narių susirinkę? Be proto daug, be proto. O su proto? Ar daug buvo su proto? Atsiprašau, deputatė, nevykusiai paklausiau. Nieko tokio, Jonaitė, klauskite. Mes pripratę prie kompromituojančių klausimų. Nu tai palaukit, tai šitam dabar susitikime, tai jūs nesprendėt jokių problemų, tik tai baliavojat? Balius buvo kaip visi. Kaip visi? A tai kodėl ne kaip KPI? Kaip šapai, Jonaitė, jūs iš manęs nesityčiokite iš savo deputato. Klausykite, aš dar kartą sakau, mes baliui valgėme, šokome, žodžiu, eksperimento būdu sprendėme, kaip padaryti, kad liaudis šventę sutiktų, sočiai, pigiai ir linksmai. A tai ką nusprendėte? Štai ką nusprendėme, klausykit manęs įdėmiai. Šiais metais pensininkams, bedarbiams ir minimaliai uždirbantiems uždraudame šokti polką. O kodėl? Kodėl? Polką mokate? Nu. Galima? Nu. Prašau, dabar pabandykim, šokam polką. Ir jaučiate, kaip mūsų skrandyje maistas susikrato, tiesiog susislegia. Maisto reikia dvigubai, patiriami didžiausi valstybės nuostoliai. O kokie nuostoliai yra mūsų visos Respublikos mastu? Nu, teisybė, susikrato. Bet deputatė, nu aš taip mėgdavau polką, ypač su ragučiais. Su ragučiais, sakot, reiks dabar polką pamiršti. Bet ragučius pasilikite, prašau. Kaip čia suprasti? O kaip suprasti? Juk yra toks patiekalas, ragų. Jūs galėsite iš savo tų ragų išvaitinti visą šeimyną. Supratau. Tikrai, vat pigu. O kur linksmumas? Tai kur linksmumas? Man jau dabar darosi linksma vien pagalvojus, kaip jūsų šeimyną padarysite ragų su kopūstais ir susėsite prie stalo. Ragų, vat gerai, deputatė, bet nu tai dar kai ko reikėtų. Ką dar va pasiūlysite ant vaišius? Tai mes ir galvojame ir pasiūlysime, ko turi kiekvienas Lietuvos kiemas. Žirnių košės ir kefyro. Ir prisivalgysite sočiai ir tuo pačiu pasaliutuosite. Tratata, tada. Sudė, Jonaitė. Ai, deputatė, gyva portfelį palikot. Palaukit, taigi portfelis. Teisybė. Ir dar deputatė, vat jūs nepasakėte, o kaip galima šokti? Kelintame aukšte jūs gyvenate? 5. Galite šokti pro langą. Nu, ne, deputatė, aš dar noriu gyventi. Tai klausykit, kol nukrysite, dar ir pagyvensite. Aš, deputatė, noriu ilgai gyventi. Tada šokite iš 9. Nu, deputatė, vat, nesutinku aš su jumis, nesutinku, kur mūsų, vat, piliečių socialinės garantijos, va, ragais šeriate, atsiprašant, polką uždraudėte. Klausykite, pilietį, nešokite prieš valdžią, o jeigu norite ramiai dar truputį pagyventi, tada šokite pagal mūsų, pagal valdžios dūdelę. Prašau.